Šiandien žiniose. Panevėžyje ruošiamas išasfaltuoti dar daugiau žvyruotų gatvių. Sergamumui mieste mažinti daugiau prevencinių priemonių. Brakonierių miškuose vis dar nemažėja. Mieste baigiamas pirmasis žvyruotų gatvių asfaltavimo etapas. Jo metu sutvarkytos 11 Panevėžio gatvių. Gatvių tvarkymo darbai bus tęsiami ir 2011-aisiais, tačiau kad nekiltų nesusipratimų, kurie iškilo asfaltuojant pirmojo etapo žvyruotas gatves, kada vieniems gyventojams buvo įrengtos nuovažos, o kitiems ne, pasiruošimo darbai vyksta jau dabar. Iš pirmojo etapo nesklandumai buvo pačiuose ir darbuose ir projektų tvirtinime. Dabar mes labai bendraujame su bendruomenėm, su gatvių atstovais ir tiesiog buvo galimybė miesto gyventojams susitikti su projektuotojais ir aptarti visas techninės galimybės. Tai yra dabar žmonės žino, kokia bus asfalto danga pločio, koks bus vandens nuvedimas ir tiesiog konkrečiai kiekvienoje vietoje gyventojai galėjo ir projektuotojus papildyti, išaiškinti tam tikras subtilybės, kad tas darbas būtų padarytas ir turėtų ilgesnį tarnavimo laiką. Bendras ketinamų išasfaltuoti gatvių ilgis siekia daugiau nei 9 km, o jų remonto darbai tikimasi prasidės jau pavasarį. Šiuo metu vyksta gatvių projektavimo darbai ir kaip tik gausim techninius projektus, skelbsim viešą pirkimą rangos darbam atlikti. Tai tikimės, kad jau kitais metais antrojo etapo gatvės, taip pat rudeniop, bus jau pridavinėjamos. Planuojama, kad įgyvendinus antrąjį žvyruotų gatvių asfaltavimo darbų projektą pagerės ne tik eismo sąlygos, bet ir pačių panevėžiečių gyvenimo kokybė taps geresnė. Dabar mes pamatom tokią situaciją, kuri gatvė išasfaltuota, tai ir nutraukia didesnį automobilių srautą, nes kiekvienas gyventojas stengiasi važiuoti geresniu keliu, tai yra asfaltuota gatvė ir to žvyruotos gatvės šiek tiek lieka užmaršty. Pasiekia, kad kuo daugiau gatvių bus asfaltuota, bus užtikrinta daugiau žmonių tas geresnis gerbūvis. Ir dulkėjimas sumažės, triukšmas sumažės. Ir žmonės tikriausiai, kaip ir teko pastebėti, daugiau ir naudosis ir dviračiais, ir tas judėjimas bus didesnis. Antruoju žvyruotų gatvių asfaltavimo etapu bus siekiama išasfaltuoti Poškos, Kanevičienės, Zikoro, Aušros, Tallat Kelpšos, Gudonio, Naujosios, Medžiotojų, Rambyno, Ryto, Stetiškių, Trakų, Pelkių, Žibučių bei kitas gatves ar jų atkarpas. Panevėžio miesto savivaldybė kartu su Visuomenės sveikatos biuru atliko miesto gyventojų sveikatos analizę ir išryškino pagrindinės gyventojų sveikatos problemas. Paaiškėjo, kad panevėžiečiai jau antrus metus iš eilės labiausiai serga tarp visų šalies savivaldybių. Pagrinde vyrauja kvėpavimo sistemos ligos, kraujotakos sistemos ligos, jungiamojo audinio ligos ir akių ligos. Taip pat yra nemažas sergamumas psichinėmis ligomis, psichiniais sutrikimais. Tai yra depresijos ir visi kiti su psichinė sveikata susijusios problemos. Panevėžio bendrojo lavinimo mokyklose mokosi beveik 15 000 mokinių. 2009-2010 mokslo metais profilaktiškai patikrinus jų sveikatą, regos sutrikimų diagnozuota daugiau nei trečdaliui moksleivių, širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų 12%, kvėpavimo sistemos sutrikimų daugiau nei 8% vaikų. Tarp pensinio amžiaus gyventojų itin dažni kraujotakos jungiamojo audinio ir griaučių raumenų sistemos sutrikimai. Kvėpavimo sistemos ligomis, regėjimo ligomis ir kitomis infekcinėmis ligomis, kaip viršutinių kvėpavimo takų infekcijoms, gripu ir panašiai, dažniausiai serga mūsų mieste vaikai, tai yra nuo 0 iki 16 metų amžiaus vaikai. Širdies ir kraujagyslių ligomis serga vyresnio amžiaus žmonės. Tai yra siejama vyresnio amžiaus sergamumas, didėjantis vyresnio amžiaus sergamumas yra siejama su ilgėjančia gyventojų trukme bei Panevėžio miesto senėjimu. Vaikų tarpe tai pagrindinė problema regėjimas, regėjimo sutrikimai ir stuburo iškirpimai, infekcinių ligų vyravimas, manome, jau yra siejamas labiau su fizinio aktyvumo stoka ir regėjimo sutrikimai ypač didelį įtaką turi vaikų
buvimas namuose, sėdėjimas prie kompiuterio, prie televizoriaus. Siekiant sumažinti panevėžiečių sergamumą, savivaldybei kartu su sveikatos įstaigomis pasiūlyta sukurti ir įgyvendinti visuomenės sveikatos strategiją, kurioje prioritetai būtų teikiami didžiausiams sveikatos problemoms. Taip pat rekomenduota remti visuomenės sveikatos rėmimo specialiasias programas, o įgyvendinant prevencinės priemonės daugiausia dėmesio skirti ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Programų tikslas būtų ne tik orientuojantis į pačius vaikus, bet ir į tėvus, kad atkreipti pačių tėvelių dėmesį į jų vaikų sveikatą, kad vis dėlto pasirūpintų savo vaikais, jų sveikatos būklę ir jų sveikesnių gyvenimo ateityje. Taip pat nepamiršime ir vyresnio amžiaus žmonių, planuojama įgyvendinti projektus skirtus vyresnio amžiaus žmonėms, kaip vis dėlto išvengti traumų, kaip išvengti širdies ir kraujagyslių ligų, kad vis dėlto ta senatvė būtų sveikesnė ir malonesnė. Atlikta panevėžiečių sveikatos analizė taip pat parodė, kad sumažėjo žmonių, kuriems nefiksuota nė viena liga bei nesilankiusių sveikatos priežiūros įstaigose. Miškų urėdijos darbuotojams nėra tokio metų laiko, kad galėtų lengviau atsipūsti. Itin budriai ir aktyviai dirbti juos verčia nuolat pasitaikantis brakonieriai, kurie ypač suaktyvėja, kai žvėris ar žuvis yra mažiausiai atsargus, neršto arba rujos metu. Pavyzdžiui, pavasarį, kai neršia lydekos arba elnių rujos metu rudenį. Pasak Panevėžio miškų urėdijos miško apsaugos inžinieriaus, brakonieriai nelegaliai medžioja tiek profesionalios medžioklės plotuose, tiek ir privačiose valdose. Kiekvienais metais, kaip statistika pas mumis vedama yra, taip kiekvienais metais pas mumis pakliūva tų brakonierių, kurie vieną kitą žvėrį nušauna, taip ir tenka juos bausti, tiek bausti, bylinėtis teismuose mums. Tai būtent ten daugiausia tose profesionalios medžioklės plotose pas mumis jie pagaunami. Bet taip pat sustiprinta visa apsauga visose urėdijos valstybinėse miškuose, privačiose važinėjom. Manoma, kad vis nemažėjantį brakonierių skaičių lemia ir sunki gyventojų ekonominė situacija. Iš pradžių, kai prasidėjo ta ekonominė situacija, taip, tas pagausėjimas jautėsi, bet sakau, sustiprinom apsaugą, nes tikrai reikėjo sustiprinti apsaugą. Ir dabar ta padėtis tokia kontroliuojama, sakyčiau, nes jeigu mes nesimsim šito, tai aišku, pajus brakonieriai, kad nevykdot apsauga ir gali tas skaičius padidėti. Bet, sakau, mes pastoviai, aišku, žmonės mato, pastoviai važinėjom, tiek tikrinam, kad nesitiktų taip, kad pradėšim kirsti didelis plotus iškirs arba ten subrakonieriaus kokį nelegalų žvėrį. Pasak Andriaus Ropės, daugiausiai nuo brakonierių nukenčia šernai, stirnos ir elniai. Aišku, neišvengiame mes ir randam miškuose kilpų pristatytą. Gal sunkiau susekti, ten pagauti, reikia daug darbo dėti, nes pastatę kilpas daugiausia užmiršta tie brakonieriai ir tie žvėris būna pakliuoja, jie kankinasi ten, tai randam miškuose kilpų pareigūnai. Pastebėta, kad itin dažnai nelegaliai medžioja patys medžiotojai, kurie priklauso įvairiems būreliams bei turi leidimus ginklams. Kaip taisyklė, taip, daugiausia tokie ir pakliūna. Nežinau kodėl, bet tokie turi ir būrelius, kiti ir neturi būrelių, bet jie yra medžiotojai ir būtent tie daugiausia pakliūna, paskui tenka, aišku, jie mūsų tos nutarimus apskundžia ir tenka bylinėtis teismuose. Už brakonieriavimą medžiotojui atimama teisė medžioti nuo 1 iki 3 metų. Policija atima leidimą ginklui, taip pat reikia atlyginti žalą už sumedžiotą žvėrį. Panevėžiečiai maloniai kviečiami į paskaitą susitikimą su fiziku, muziku, kompozitoriumi Švento Kazimiero ordino magistru Edvardu Eismantu Venskumi. Susitikimo metu bus galima pasitikrinti savo sveikatos būklę, įsigyti autoriaus naujausios gydomosios muzikos kompaktinių plokštelių ir DVD. Susitikimas įvyks spalio 27 dieną, 17:30 Kultūros centre Garsas.